Sveiki, esame 6 eilinėme metų sekmadienyje. Šio sekmadienio švento rašto mintis prasideda iš Siracido knygos. Siracidas primena kiekvienam iš mūsų, žmogau, gyvenime ant 2 kėdžių nepasėdėsi, turi pasirinkti. Jei pasirenki, tu paėgi laikytis įsakymų ir ištikimai vykdyti jo valią. Jis padėjo prieš tave ugnį ir vandenį, tiesk rankai tą, kurį tu pasirenki. Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis. Ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota. Kokia aiški mintis. Žmogau renkiesi gyvenimą arba mirtį. Esi nuolat pasirinkime gyventi Dievo pasaulyje arba gyventi šio pasaulio tuščiuose pažaduose. Ypač ši ir bendrai visas šventas raštas, manau, yra skirtas jaunam žmogui. O kas yra jaunas žmogus, jau pats turi nuspręsti. Jisai save priskiria prie jaunimo, prie jaunų žmonių, ar jisai sako, aš jau esu senis, jau mano gyvenimas yra beveik užbaigtas ir dienos suskaičiuotos. O mes žinome daug atvejų istorijoje ir tokių pavyzdžių, kur netgi tie, kurie kaip kiti jau manė, kad jie yra nurašyti, jie kartais gyvenime taip pasielgia, tiek padaro nuostabių veiksmų, kad apie jų darbus dar kalba karta iš kartos. Šio sekmadienio Siracido knyga primena jaunam žmogui dvasia, kad ką pasirinksi, tas bus duota. Sakykime, kalbėkime apie jaunimą. Ką jaunimas nori pasirinkti savo gyvenime, kokį nori pasirinkti profesiją ir ką nori su jie nuveikti. Jeigu jaunas žmogus galvoja, kad norėčiau tokios profesijos, kuri atneš man turtus, pinigus ir šlovę, galbūt jo gyvenimas bus sudaužytas. Jeigu žmogus pasirinks tokį pašaukimą ir tokią profesiją, kuris jisai norės tarnauti artimui, tarnauti kitam, jis praturtės. Jis bus apdovanotas. Taigi šventas raštas mums primena, kad kiekvieną dieną mes esame pasirinkimų kryžkelėse, gyvenimo tarp Dievo ir šio pasaulio. Man labai gražiai susijęsi Siracido mintys su Apreiškimo knyga. Skaitome. Sardų bažnyčiai. Aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Štai skaitome jau Laudikijos bažnyčioje. Pranešimas. Aš žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Įsivaizduojate, Dievui nereikia abejingų žmonių. Dievui reikia tokių, kurie pasirenka ir nori būti jo pusėje. Nekart ir Jėzus apie tai sako, kad kas mane išpažins kitų akivaizdoje, tai ir aš išpažinsiu savo tėvo akivaizdoje. Taigi šis 6 eilinis metų sekmadienis prieš pat gavėnios nuostabų, kilnų ir dvasingą metą mums primena, kad gyvenimas yra trumpas ir kiekvienas turime stovėti Dievo pusėje ir su Dievu. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško Korintiečiams. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasią, nes dvasia visą pažįsta, net Dievo gelmes.
apaštalas Paulius čia kalba tiems, kurie gyvename pagal Dievo mokymus, kurie klausome Dievo balso ir esame laimingi, kad esame Dievo pusėje. Ir Jisai mums čia duoda pažadą, kas mūsų laukia po mūsų žemiškos kelionės, kai ji pasibaigs. Kasgi laukia mūsų amžinybėje. Amžinybėje mūsų laukia tai, ko net įsivaizduoti ir pasvajoti nei vienas negalime, ko šiame pasaulyje nesame nei savo akimi regėję, nei savo gomurių skanavę ir pajutę. Aišku, nesuprimityvinsime, kad ten bus puotos, valgymai ir panašiai, nes Jėzus ne kartą sakė, tai čia žemėje žmogus gyvena, žmogus veda, kuria šeimą, o jau Dievo karalystėje bus viskas perkeista ir viskas bus kitaip. Bet kad tai bus visa pakelta pačiais aukščiausiais dvasiniais laipsniais, kad tas gyvenimas, kurie būsime verti pašaukti į tą amžiną gyvenimą su Dievu, jis bus tikrai toks, kaip yra nekartą sakę tie, kurie žmonės yra turėję savo gyvenime anapusinės patirtis, jie sakydavo panašiai, kad mes ten sutikome tokią draugiją, tokią brolyją, tokią pajutome meilę, kurios šiame pasaulyje niekuomet nesame patyrę, nesame sutikę ir nesame jie gyvenę. Taigi apaštalas Paulius šiandien mums duoda pažadą ir mus ragina taip pat gyventi Dievu, klausyti Jo vedamo balso ir pasitikėti. Dievo malonė neapgauja, ji mus praturtina ir mus pakylėja. Šio sekmadienio Evangelijoje pagal Matą mes išgirstame kalno pamokslo tęsinį. Sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Apie kągi kalba Jėzus, kad piktumo turime saugotis jau savo sielos gelmėse, savo protuose. Nes kai vyksta kokie nors nemalonūs nutikimai, tuomet supranti, kad žmogus kartais iki šitos tam tikros gyvenimo katastrofos jau buvo ėjęs ne dieną, ne dvi, o kartais ir metus, kai mumise sprogsta pyktis, sprogsta neapykanta. Reiškia, jinai jau buvo tiek ilgai kaupta ir visa tai jau nebegalėjo niekur kitur dėtis, kaip tik išeiti per paviršių. Todėl Jėzus sako, ne tuomet reikia teisti žmogų, kai jis yra teisiamųjų suole. Jį reikia pirmiausia tam žmogui pačiam save nusiteisti. Kai tau ateina tokia mintis, pavydo, apgaulės, piktumo, nedorumo, tuomet jau tu turi pasipurtyti, sustoti, suklupti, atsiprašyti, išpažinti ir viską ištaisyti. Štai čia yra žmogaus gyvenimo kelias, kuris veda jį Dievop, kuris veda jį į išganymą. Šiandien išgirdę šias mintis mes galime pasimokyti ir iš kitų. Vienas kunigas kartą, protestantų pastorius, kartą taip sakė. Sako, mano gyvenimas yra toksai. Aš pralaimiu mūšį kasdieną, bet laimiu karą. Ir jo paklausė, kaip tai suprasti. Sako, aš visą laiką savo žmonai nusileidžiu, bet mes esam labai laiminga šeima. Šiandien taip pat man prisiminėsi, kad jau beveik savaitė
ne beveik, o iš tiesų savaitę vyksta olimpinės žaidynės Italijoje. Turbūt daugelis stebėjome tų olimpinių žaidynių atidarymą. Jeigu pasakyčiau aš iš savo pusės, kieno ten apsirengimas buvo man gražiausias, tai sakyčiau, pirmoji vietoje buvo Britanija, anglų apsirengimas buvo pats stilingiausias. Antroji vietoje, pasakysiu, buvo mūsų broliai Latvijai. Broliai ir sesės Latvijai labai maloniai nustebino savo apsirengimu. Aišku, italai gal galima sakyti trečioji vietoje, bet tai yra sunku pasakyti, ar tikrai trečia, bet buvo irgi vieni iš geriausių su savo stilingu apsirengimu. Ir kaip žinote, ten klausėmės kalbų, ten kalbėjo nuo Italijos pusės vienas toks rimtas pagyvenęs vyras ir kalbėjo moteris, kuri visai neseniai yra išrinkta Tarptautinio olimpinio komiteto vadove. Ji yra kilusi iš Zimbabvės ir jos vardas yra Kirsti Coventry. Taigi, abiejų kalbos man iš pat pradžių, prisipažinsiu jums, atrodė kaip formalumas, kur dažniausiai tie aukšti valdininkai kalba, todėl, kad jie turi kalbėti, bet širdimi jie to negyvena, ką kalba. Bet mane patį nustebino, kad tų jų kalbų viduryje aš pats prabudau ir pradėjau domėtis, ką jie kalba. Reiškia, jie pasakė vis tik daug teisybės. Mane jų abiejų kalbėjimas labai sujaudino, labai. Ir mane kaip tik viena mintis mane patraukė, kurią pasakė Kirsti Coventry, kuri yra dabar jau praėjusių metų vidury išrinkta Olimpinio komiteto vadovė. Ir jinai kalbėjo sportininkų tai visuomeniai kaip šeimai, sakydama, kad turi būti vis tik vertybė sporte. Ir iš tų vertybių jinai paminėjo vieną iš tokių, kaip dabar angliškai mėgsta tą žodį empatija, kad sportininkai turi turėti empatijos. Kaip čia ją išvertus tą žodį, aš manyčiau, gal čia yra užuojauta, supratimas, įsiklausimas. Taigi, man prieš mano akis iškilo kitas toks sportinio gyvenimo pavyzdys. Mielas žiūrovai ir klausytojai, noriu pasidalinti su jumis viena olimpinių žaidynių istorija. Dauguma žmonių tuo metu buvo girdėję apie Jesse Owensą, kuris 1936 m. Berlyno olimpinėse žaidynėse laimėjo 4 aukso medalius. Bet kas buvo girdėję apie Lutsą Longą? Lutsas buvo vienas geriausių Vokietijos atletų 1936 m. žaidynėse. Jis taip pat buvo vienas Adolfo Hitlerio numylėtinių. Šuolių į tolį rungtyje jis pagerino olimpinį rekordą. Jį įveikti galėjo tik vienas žmogus – Jesse Owensas. Prieš pat ateinant Jesse eiliai dalyvauti atrankoje, Hitleris pakilo iš savo vietos ir išėjo. Tai buvo vertinama kaip juodaodžio atleto, kuris netitiko Hitlerio arijų viršenybės teorijos įžeidimas. Jo įžeidimas paveikė Jesse. Jį supykdė ir jis pralaimėjo pirmąjį ir antrąjį bandymus dalyvauti atrankoje. Likus vos vienam bandymui jis puolė į paniką. Tada Jesse pajuto ranką ant peties ir apsidairė. Pamatydamas Lutsą, jis pasiūlė Jessei nubrėžti liniją kelis colius nuo starto lentos ir šokti nuo ten. Tai suveikė ir Jesse pateko į finalą. Ta akimirka žymėjo artimos Jesse ir Lutso draugystės pradžią. Artimiausiomis dienomis Jesse iškovojo 3 aukso medalius, o Lutsį kiekvienoje rungtyje palaikydavo. Tada vyko šuolio į tolį finalas, kuriame Jesse susirungė su Lutsu. Jesse laimėjo. Jis prisimena, kas nutiko toliau. Kol Hitleris spoksojo į mane piktai, Lutsas pakėlė mano ranką ir sušuko milžiniškai miniai: Jesse Owensas, Jesse Owensas. Stadionas atsovė: Jesse Owensas, Jesse Owensas.
man plaukai pasišiaušė. Paprasti sportininkai nepadeda savo varžovams. Tačiau Lucas Longas nebuvo eilinis atletas. Jis padarė dėl Džesė tai, ko būtų norėjęs, kad Džesė padarytų dėl jo. Paprasti sportininkai nešvenčia savo varžovo pergalės. Lucas džiaugiasi Džesė pergalę. Paprasti sportininkai paprastai pamirštami praėjus keleriems metams po jų karjeros pabaigos. Tačiau Lucas buvo prisimenamas ir daug metų po to. Taigi, myli tikintieji, šio sekmadienio Evangelija pagal Matą, Jėzaus kalno pamokslas mums primena. Mes turime savo gyvenimo kelyje, ką bedarytume, ką besutiktume, ką beveiktume, padaryti daugiau, negu mūsų prašo kas nors. Ar mes prašome patys iš savęs pačių. Būkite palaiminti.